Šiandien noriu Jums pristatyti Acer kompanijos pagamintą Windows 8 planšetę pavadinimu Iconia W5. Taigi pasižiūrėkime, ką gero turi šis puikus daiktas. Na ir atidarome dėželę. Štai pakėlę dangtelį pamatysime be abejo dokumentų šūsnį, įvairių lankstinukų įvairiomis kalbomis ir panašiai. Ir štai tikriausiai taip, tai yra pats tikrasis ir pagrindinis mūsų herojus Windows planšetė W5. Štai taip atrodo ši gražuolė ir galime pasižiūrėti, kad tai yra dar kartelį su Windows ir Intel atomu. Na, kol kas planšetę padėkime į vietą. Pažiūrėkime, ką dar mes galime rasti dėželėje. Be abejo, turėtų būti pridėtas kroviklis. Štai kroviklis iš dviejų dalių. Tiesiog prisijungia šakutę. Ir dar mes turime USB prailgintuvą. Kišasi tiesiai į planšetę galiukas mažasis ir didysis yra adapteris USB lizdas. Tai štai šioje dėžutėje randame tokius daiktus. Toliau pasižiūrėkime, kas paslėpta čia. Čia paslėpta servetėlė. Naudojimosi gidas. Windows diskas, be abejo, čia mes neturime, planšetėje neturime diskasukio, na, bet variklis yra pridėtas, tai nėra blogai. Ir kažkur turėtų būti pasislėpęs, taip, dokas, arba dar kitaip vadinamas padas. Štai toks daiktas, kuris atsilenkia. Ir į kurį galima įstatyti planšetę. Štai, užsifiksuoja ir planšetė virsta į mažą, gražų kompiuterį. Ir štai mes galime pamatyti Windows 8 operacinę sistemą, kuri, kaip sakiau, yra pagrįsta Intel architektūra. Štai galima pasižiūrėti, kaip puikiai veikia klaviatūra. Ieškome Windows Defenderio. Tiesiog. Toliau galime pasižiūrėti, koks pas mus yra procesorius. Taip, galime suskirstyti į loginius procesorius. Kaip matote, tai yra 4 loginiai procesoriai. Man atrodo, tai būtų 2 procesoriai ir 2 hyperthreading. Tai yra virtualūs procesoriai. Atminties naudoja apie 700 MB. Na ir pasižiūrėkime valdymo skydą. Sistemą. Štai tai yra Windows 8 32 bitų operacinė sistema. Visiškas Windows lietimo palaikymas su 5 lietimo taškais. Ir netgi mums rodo Windows patirties rodiklę, kuris sudaro 3,3. Štai
procesorius 3,4 balo, atmintis 4,7, grafika 3,7, žaidimo grafika 3,3 ir pirminis standusis diskas 5,8. Reiktų atkreipti dėmesį, kad dokas turi papildomą USB jungtį. Beje, su doku planšetė turėtų atlaikyti 18 valandų gryno darbo. Taigi tikrai puikus daiktas su normalia Intel architektūra. Na ir dar apžiūrėkime planšetę iš šonų. Tai būtų apačia, jei ištrauktumėme iš doko. Tai yra vietos, kurios įsistato į doką. Čia prisijungia maitinimas. Iš kitos pusės mes matome garsiakalbį, microSD kortelių skaitytuvą, micro USB jungtį ir mini HDMI jungtį. Taip pat garso mygtukus, garso didinimo ir mažinimo. Viršuje mes randame įjungimo mygtuką, ekrano užrakinimo, ausinių lizdą ir kitame šone randame dar vieną garsiakalbį. Pasižiūrėkime, kaip planšetė veikia būtent Windows Modern stiliaus sąsajoje. Ir štai paleiskime Internet Explorerį. Tai yra 10 Internet Exploreris. Štai paspaudžiame ir matome klaviatūrą. Beje, su klaviatūromis yra lietuvių kalba IBM klaviatūra. Tada mes turim visas lietuviškas raides sutalpintas būtent ekrane. Jeigu mes pasirenkam paprastą klaviatūrą, joje nerasime, pavyzdžiui, raidės Č. Taigi reiktų atkreipti dėmesį, kad geriausias variantas liečiamai klaviatūrai yra IBM AZERTY klaviatūra. Štai, ir čia mes matome normalią klaviatūrą, prie kurios galbūt reiktų šiek tiek priprasti. Štai. Užsikrauna mūsų interneto puslapis. Kaip matote, giroskopas veikia puikiai. Štai grįžtame į Modern. Prieš tai vadinta Metro. Orų prognozių programėlė. Apie kas dar nesusipažinę su Windows 8, čia padaryta viskas per visą ekraną programėlės appsai ir jos lenka į šonus, kas iš tikrųjų sutaupo protingai vietos ir mes galime matyti daugiau informacijos ekrane. Štai. Taigi. Be abejo, yra daug visokių dalykų, bet mes šiandien ne apie Windowsus, mes šiandien apie Acer šaunę gerą planšetę, kurią mes siūlome įsigyti savo parduotuvėje. Taigi, jeigu susidomėjote, pasidairykite, rasite. Dėkoju už dėmesį, buvo malonu pabendrauti su jumis ir pristatyti naują Acer planšetę. Taigi, Iconia W5. Ačiū.